Labas, mano mielas žiūrovė. Pagaliau prisiruošiau parodyti, ką šiuo metu veikiu ir kągi aš neriu. Tai aš neriu dabar labai populiarų, labai madingą, kaip ir pleduką, kuris turi daugybę gėlių. Tai šiandien iš tikrųjų noriu pasidalinti su tavim, kaip nerti gėlyčių pagrindą šitą žalę ir pačias gėlytes. Jos dar pas mane netvarkytos, bet čia yra ne esmė. Esmė yra pats faktas, kaip tai daryti. Tai, aišku, pirmiausia reikia nusinerti tą pledą, vadinamą, yra reikalų jį nusinerti. Čia pas mane jisai nėra labai, po to vėliau parodysiu nuotraukas, pridėsiu nuotraukas, bet štai, nunėrus visą tą pagrindą, kad būtų gėlių puokštė, aš pasirinkau taip. Pirmiausia, tai, aišku, nunėriau žemą stulpelį, po to nunėriau stulpelį su užmetimu ir galiausiai jau pradėjau daryti tą vadinamą žiedlapius. Apatinę dalį, kur kabinasi visi tie žiedlapiai. Tik noriu parodyti, kaip aš ją nėriau ir ką padariau, tik tai pas mane jisai toks didžiulis, kad reikia surasti. Na va, specialiai pasilikau vieną tą motyvą, neišnertą, kad galėčiau pasidalinti, kaip vis tik tai aš tą darau. Taip. Štai. Tai šita dalis yra čia žiedlapiai, o čia tiesiog žalioji dalis, lapelis tarp gėlyčių. Tai dabar nersiu lapelį tarp gėlyčių. Pradedama yra taip, kad čia žemas stulpelis ir tada 7 skilpelės. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Truputėlis siūlas pas mane sluoksniuojasi. 4, 5, 6, 7. 2 paliekam, į 3 nuo pačios duriam ir jungiamąją kilpelę tiesiog sujungiam. Štai gaunam tokį burbuliuką, tada dar 1, 2 ir žemas stulpelis štai čia. Gauname tokį kaip ir žaliąjį lapelį tarp gėlyčių. Na, o dabar nersime vadinamus apatinius žiedlapius. Tai žiedlapiai yra neriami taip. Irgi pradedam žemas stulpelis. Tai taip, tada 1, 2, 3. Stulpelis užmetimu ir taip tokius 4 stulpelius, tarp jų viena, tai reiškia stulpelis užmetimu, pinelės kilpa, vėl stulpelis užmetimu. Taip, dar kartelį ir dar kartelį. Taip gauname 4 stulpelius, vėl 1, 2, 3 pinelės kilpas, žemas stulpelis apačioj. Taip gauname mes 5 tarpelius, kur ir bus mūsų gėlytė pati. Tada vėl žemas stulpelis, 7 pinelės kilpos, 3, 5, 6, 7. Į 3, 1, 2, 3. Praduriam, raidę prakišam ir pertraukiam tokia jungiamąją kilpelę ir gaunam tokį burbuliuką. 2, vėl žemas stulpelis. Štai. Reikalas gana greitas. Tik, aišku, reikia kantrybės. Bet kantrybės reikia viskam. Tai čia, kai sako, kai patinka tą, ką darai, tai kantrybės nereikia, nes tiesiog darai. Dar nepaminėjau pačius šitus tarpelius, aš dariau kas 3 skilpeles. Reiškia, čia 2 praleidžiu, į 3 žemas šitas stulpelis. Žemas stulpelis, reiškia taip. Žemas stulpelis, 1, 2 praleidžiu, 3 vėl žemas stulpelis. Kodėl taip dariau, kad truputėlį tas toksai būtų kilpelė tokias, kad, sakykime, būtų ta vadinamoji skiltė, kad nebūtų viskas taip prigludę ir susikabinę.
Štai. Čia po to pabaigsiu aš jau ir dar noriu parodyti, kaipgi tas gėlytės nerčia. Į tos siūliukus dabar nežiūrėkit. Nekreipkit dėmesio, čia dar yra minčių. Greičiausiai dar kiekvieną žiedelį talpinsiu aš karoliuką. Nėriau aš kol kas antrą, vieną praleidžiu, vieną nėriu, nes iš tikrųjų nežinau, ar man užteks būtent šito siūlo, nes jeigu neužteks, tai turėsiu dar ir kitą panaudoti. O dabar štai pabaigsiu aš vieną savo žiedlapį ir tada naujų žiedlapių atkeliausiu pas jūs parodyti, kaip jį nerti. Na štai, grįžtu dalinti žiniomis, kaipgi tą gėlytę nerti. Tai žinoma, aš dabar vieną praleisiu, nersiu į kitą. Kiekviena gėlytė prasideda nuo naujai, tai čia taip bus reikalų po to sutvarkyti. Reiškia, pirmiausia, aišku, trijų kilpelių stulpelis, tada nersim taip, užmetimas ir 1, 2, 3, 4, 5. Taip, 5 tokie kaip ir stulpelis užmetimų. Viską pratraukiam ir dar kartą praneriam kilpelį. Ir sekantis vėl. 1, 2, 3, 4, 5. Atsiprašau, truputėlį susipainioju. Iš naujo. Čia tas siūlas mano įlindo, kur jam nereikia. Dar kartelį. 1, 2, 3, 4, 5. Na štai. Vėl ištraukiam. Ir 2. Ir vėl kilpelį. Dar kartelį. Dar vienas pumpurėlis. 1, 2, 3, nepamirštam ištrinimo, 4, 5. Vėl per viską pertraukiam ir išneriam kilpelę. Dar kartelį, 1, 2, 3, 4, 5. Vėl viską ištampiam. Išneriam kilpelę ir paskutinis. 1, 2, 3, 4, 5. Štai taip. Ir dabar ištrauksim vašelį. Grįžtam prie mūsų to stulpelio iš 3 kilpelių. Štai taip. Ir ištraukiame per į kilpelę. Nenori. Štai. Dabar pritempiam, gaunam tokį va pumpurėlį. Apvalų, gražų pumpurėlį. Toliau nersime žiedelius. Taip, šito siūlo iš tikrųjų niekur nepametam, nes jisai bus jungiamasis ir mes puikiai viską sujungsim, kodėl man čia taip įdomiai gavosi. Va, ir klaidą radau savo. Dar kartelį kartuojam. Sorry, bet čia yra svarbu nepamiršti. Dar kartelį. 1, 2, 3, 4, 5. Taip, 5. Bet kažkaip nesiseka man čia. 1, 2, 3, 4, 5. Per visus pratempiam ir dar kartelį išneriam kilpelį. Ją būtinai reikia išnerti, nepamiršti, nes po to negalėsit sunerti. Taip, negalėsite toliau keliauti per gėlytę. Taip, ir dabar ištraukiam. Siūlas toksai esminė. Štai,
šito nekerpam, nes čia po to, šito nenukerpam, čia po to reikia sujungti gražiai. Ir nersim dabar jau tos žiedelius, žiedlapius. Vėlgi 3 pinelių stulpelis. Tada štai čia, kur tarp kilpelės ir pumpurėlio pirmojo yra tas tarpelis, išneriam stulpelio su užmetimu, 3 pinelės kilpos, apkabinam stulpelį ir žemų stulpeliu prineriam tas 3 kilpelės, gaunam tokį burbuliuką. Dar kartelį vienas stulpelis su užmetimu, išneriam jį, 3 pinelės kilpos ir vėl stulpelį apkabinant, išneriam žemą stulpelį. Štai gavom pirmą tokį žiedlapį. Į sekančią kilpelę tarp 2 šitų burbuliukų, pumpurėlių, vėl neriam stulpelį su užmetimu, 3 pinelės kilpos, prineriam jas prie stulpelio, dar kartelį vieną stulpelį su užmetimu, 3 pinelės kilpos ir vėl žemų stulpelių prikabiname prie stulpelio su užmetimu tas 3 pinelės kilpas, kad gautumėm tokius kraštukus gražius. Dar vienas žiedlapis. Taip. Į kiekvieną kilpelę tarp pumpurėlių neriame 2 stulpelius su užmetimu ir 3 pinelės kilpas, kurias prikabinam prie pačio stulpelio. Tarp stulpelių jokių daugiau pinelės kilpų, ten jokių tarpelių nedarom. Tik tai tos 3 pinelės kilpos, kurios yra prineriamos prie stulpelio. Taip. Ir paskutinė pinelė tarp stulpelių, siūlas mano, 3. Galiu pasakyti, kad gėlytės tai jau tikrai siūlą valgo kaip turi būti, nes vis tiek pumpurėliai reikalauja savo duoklės, žiedlapiukai irgi. Ir galiausiai nunėrus paskutinius 2, vėl susirandame 3 pinelių stulpelį pakilimu ir sujungiame jungiamąją kilpelę. Tai yra jokių ten pranėrimų, dar kas tiesiog traukiam kilpelę ir per 2 pertraukiam. Toliau, kaip ir minėjau, kadangi aš turiu planų, tai aš šiek tiek palieku ilgesnį galą, kad būtų galima užkaišioti. Štai ištraukiam ir turim gėlytę, nuostabią gėlytę. Štai, tokia va. Aš jau jų turiu ne vieną. Tikiuosi, kai sudėsiu, bus labai gražus pledas. Štai, taip, jos visos susideda ir iš tikrųjų atrodo taip. O kai visas pledukas arba užmestukas užsidės, tai iš vis atrodys fantastiškai. Tai va, šitos gėlytės galima naudoti iš tikrųjų ir kitokiems projektams. Man tai jos labai patiko, labai fainai nerėsi. Truputėlį užtrukau iš tikrųjų, kol išmokau, kol supratau, kaip nerti. Dabar belieka tik tai visas nunerti ir aišku būtinai pasirodysiu, kaip atrodo visas šitas užmestukas. Vasaros vakarams, visiems vasaros vakarams jisai tiesiog, manau, bus tobulas. Čia ne man, aišku, čia yra pagal prašymą, už prašymą. Visą užmestuką aš nėriau 2 stulpelių su 2 užmetimais, tai pakankamai greitai, nes siūlą ribotą turėjau kiekį, todėl nėriau didesniais stulpeliais, kad tiesiog būtų jis didesnis ir mažiau siūlo susinaudotum. Va, o gėlytės štai taip atrodo visos.
Ir, aišku, belieka tik tai pabaigti ir tikiuosi tas, kas gaus šitą užmestuką, bus labai, labai laimingas žmogus.